Garbė Jėzui Kristui. Būdama čia Šiluvoje išgirdau, kad Viešpats kalbina žmogų, Viešpats gydo žmogų, Viešpats daro stebuklus. Iš tiesų smalsu išgirsti, kaip Viešpats džiugina ir ar iš tiesų vyksta stebuklai. Broli Mykolai, esate čia visų atlaidų metu. Nujaučiu, kad tikrai patyrėte čia daug šypsenų ir kažkokį džiaugsmo momentą. Nes nesišypsoti, praeidant pro šitos meškinus ir jūsų palapinę, neįmanoma. Tai gal galite pasidalinti vienu džiaugsmo momentu? No, aš labai džiaugiuosi, kad vis tiek galiu būti čia per visus atlaidus. Pirmą kartą trumpai esu vis tiek Lietuvoje, bet nuo pradžios iki galo būsiu čia. Ir džiaugsmas yra ir toks, kad galiu pamatyti daug žmonių, kurie atvažiuoja iš įvairių Lietuvos pusės, kad čia ir susitikti, pabūti, pasimelsti. Tada vienas dalykas. Ir antras dalykas, kad būnant šitoj vietoj, mūsų palapinėje, tada daug tokių gražių susitikimų, bendrystės, draugystės. Ir čia man yra tokie wow, nes, kaip minėjau, ir trumpai esu čia Lietuvoje, bet vis tiek, kad daug žmonių žino, pavyzdžiui, kai ką žino apie kapucinus arba apie mus, nori pabendrauti, nori susitikti, pakalbėti, didelis džiaugsmas ir šitos vietos, šitų atlaidų toks džiaugsmas. Vilma, jūs Šiluvoje esate ypatingoje vietoje, palapinėje, kurioje suplaukia daug gražių Dievo atvaizdų. Ką jums tai padovanojo per šios atlaidus? Savanorystė šioje palapinėje tai yra didelė švenčiausios mergelės Marijos malonė man, kadangi šioje palapinėje religinių daiktų tematika susijusiais, kur žmonės atneša ir gali prikelti naujam gyvenimui, tai sutinki tiek daug džiaugsmo, kai pamatai žmonių akyse ašaras iš rasto daikto, kurį nori pasiimti ne tik savo, bet gali paimti ir savo draugui, sergančiam ligoniui, kuris gal neturi galimybės ateiti į Šiluvą, apsipirkti, bet tiesiog gali ateiti į šią palapinę ir atrasti tai, ko ieškojo. Ir tai didžiausias džiaugsmas man, kaip tarnystė ir kaip savanorystė, tai be galo gera. Erikai, kai Viešpats gydo, kai daro stebuklą, kaip tą akimirką jaučiasi žmogus? Gerai. Žmogus jaučiasi gerai ir be abejo kiekvieno kelias yra, manau, asmeninis ir skirtingas. Ir kiekvienas eina per savo išbandymų kelią, nes kiekvienas yra su savo žaizdomis, su savo gyvenimo istorija ir manau Dievas, kalbant tiek gal ir savo patirties, palieka šiek tiek vietos ir tau pačiam, tavo paties darbams ir taip pat, kad nepamiršti jo, nes tiek aš pats, tiek ir man atrodo mes visi žmonės turime tą silpnybę, kad gavę tą malonę iš Dievo, tai ko prašėme, kartais net pamirštame jam padėkoti už tai, nes gerai, kai yra gerai. Ir tiek ir iš mano patirties, kai patyriau traumą ir tikrai buvau supykęs ant Dievo ir užsidaręs nuo jo ir turėjau tikrai tiek tuo metu patirti malonę labai jo artimo buvimo, tiek mano atveju jo balso girdėjimo, man tai buvo jo balsas ir tuo atveju turint visiškai atvirą asmeninę maldą su Viešpačiu, be jokių kažkokių pagražinimų ar kažkokių pašvelninimų. Visada yra gera patirti Dievo malonę, jo meilę, jo įkvėpimą. Turėjau ir aš savo patirtį ir savo gyvenimo liudijimą, kur tikrai galiu pasakyti, Dievas gydo ir Dievas daro stebuklus ir patyriau jo didžiulę malonę, tai yra prieš šiek tiek daugiau nei 3 metus patyriau stuburo traumą, tai yra iš 10 metrų aukščio, bedirbant ant ryšio bokšto, išlūžus metalo konstrukcijai pasileidau žemyn ir patyriau daugybinius lūžius, tai yra stuburo daugybiniai lūžiai, mano dešiniojo šlaunikaulio ir kas svarbiausia buvo pažeistos stuburo smegenys. Ir prognozės buvo liūdnos,
daugelis be abejo netgi ir nedrįso jų išsakyti iš daktarų, nes, žinoma, nenorėjo manęs nuliūdinti, bet realiausias variantas tai buvo, kad aš liksiu vežimėlyje visą gyvenimą. Bet mano asmenybė, sakyčiau, ir aš pats niekada to neleidau ir savo pačiam pasiduoti tai minčiai, kad viskas bus taip, kaip dabar yra, kad aš negaliu judinti savo kūno, kad ne kūno, o kojų, kad tuo metu galėjau pajudinti tik tai savo pėdų pirštus. Bet tuo pačiu ir, nes tai nėra mano atsivertimo istorija, labai supykau ant Dievo, kad visa tai nutiko man. Ir nusprendžiau užsidaryti nuo jo, atsitverti sieną. Ir toliau gydymas vyko, ne viena operacija mano kūnui, reabilitacija. Ir po 3-4 mėnesių mane nusivežė į bažnyčią. Visą tai vyko Vokietijoje ir pamaldos vyko vokiečių kalba, tad nelabai supratau, kas yra sakoma, bet turėjau progą turėti visiškai asmeninę maldą ir tikrai tai buvo karščiausia malda, kur visiškai atvirai išsakiau Dievui, kaip aš jaučiuosi, ką aš galvoju, ką aš jaučiu. Ir kas man keista ir netikėtina ir Dievo meilės liudijimas, tai aš girdėjau jo balsą, man tai buvo Jėzaus balsas ir jo žodžiai buvo, kad visą šį laiką, per visas šias bemiegės naktis, per visą skausmą aš buvau šalia tavęs. Ir tikrai dabar pagalvojus, be jo malonės, tiek ir tų pirmųjų 4 mėnesių aš nebūčiau savo jėgomis atlaikęs be jo pagalbos, tiek ir dabar praėjus 3 metam, vien jau tai man, kad aš išgyvenau po to kritimo, man tai yra jau stebuklas, kad aš, nežinau, nenusisukau sprando. Tiek ir imant, kad aš esu dabar ant kojų ir tokioj fiziniai formoj ir galiu vaikščioti, be abejo. Nebesu toks greitas kaip vėjas, kaip anksčiau, bet esu šalininkas tos minties, kad Dievas visada yra pasiruošęs atiduoti 100% ir padėti tau, kaip jisai gali, bet visada esi tu, kuris irgi turi įdėti 100% savęs. Tai manau, tada žmogus ir Dievas yra geriausia komanda. Ir visada turime remtis ir aš stengiuosi ieškoti jame stiprybės, nes visi mes turime savo išbandymų ir ta kiekviena diena paruošia savo išbandymą ir kartais tikrai yra sunku. Ir nors ir po tos tokios asmeninės labai patirties su Dievu, būna ir tų ir pakelimų, ir nuosmukių, bet visada atminti jį, kad šį kelią neprivalai eiti vienas. Ir Dievas daro stebuklus ir mes aplinkui turime begalę liudijimų ir daugiau žvelgti į tai, ką turime, o mažiau į tai, ko neturime. Norėčiau pasidalinti vienu įvykiu, kuris mane labai pradžiugino. Pirma mintis, kuri šovė, yra tarp Lietuvos ir Lisabonos tik vienas žingsnis. Kodėl? Lisabonoje įvyko vigilija, kurios metu mačiau, kaip jaunimas meldėsi, adoravo viešpatį. Ir galvoju, kodėl mes Lietuvoje to neturime. Labai nesenai su Šiluvos savanoriais turėjome lygiai tokią pat adoraciją. Ir džiaugiasi širdis labiau už šiuos jaunus žmonės negu už viso pasaulio, nes mačiau, kaip jie nenorėjo pabėgti. Tuo tarpu Lisabonoje visi bėgome iš vigilijos vietos. Čia likome prie Jėzaus. Todėl didžiausia džiaugsmą man kelia jaunimas, tas, kuris yra po nosim, ne ten kažkur toli pasaulyje.